Sveiki gyvi, tai ką jūs darbininkai? Mes tai atvažiavom į tvenkiniuką, miškų apsupty, didelis rūkas aplinkui, pažvejosim, pasikepsim, gal žuvį pagausim, tuo pačiu pamarinuosim, iškepsim, paragausim. Tai kol kas tiek, prisipirkom ukrainietiškų padažų. Paragausim visas 4 pozicijas. Pasiėmėm česnakinės druskos. Pirmą kartą tokią naudosim. Pažiūrėsim, koks jos skonis, kiek to česnako yra. Pasiėmėm šašlykinę. Pasikepsim galbūt kepsnių, gal kažką tai. Plius, ką mes dar? Pasiėmėm fiderį. Pirmą kartą čionais. Užsimetėm ant boiliuko. Sliekų nedėjom, kad smulkmė nenudaužytų. Gal kas užkips. Plius atsivežiau avižadrebį. Pabandysiu nuo kranto čia apsimovęs guminius, praeit pakrantę, pažiūrėti, išbandysim naujus masalus iš Aviža Fishing. Dėkui jiem labai puikus masalai, rekomenduoju. Yra Facebook'e jų puslapis, yra tenais daug pavyzdžių, daug pozicijų, avižėlių visko jie turi. Yra elektroninis paštas ir yra plius telefono numeris. Tai vat kam labai aktualu, galit pasiskambinti. O kaip mums seksis, prašėme žiūrėti toliau. Tai bandom biškį su avižadrebiu praeit pakrantėm, pabandyti ešeriukų pamedžioti ir pamatėm tokį grožį. Baigęs mūsų vasarą, prasideda ruduo, pilna voratinklių primėgstų, tai ateina galas jau. Vadinasi, šilta nebebus, teks fiderius jau greitų laikų dėti į šalį ir drožti su pinigu. Kol žuvis nekimba ir laukiam kibimų, mes jau biškį praalkom, tai pasikūrensim anglelę, prasikepsim kažką tai užkasti. Mes laiko turim. Daug nepilsim. Matomai užteks. Pasipilkim skysčią šiek tiek. Užteks. Prasidegs. Paskui kažką tai prasikepsim. Nes jau kaip ir pietai. Pats laikas jau. Nu va, ugnikė kūrenas, galim tuo pačiu pasišildyti, nėra labai šilta. Tai ką, šį kartą tiek. Nu ką, bandom prašnekinti avižą nuo kranto, bet sunkiai sekas kažkaip, tai nenori, kaip šiandien. Arba čia valtės reikia, bet mes šį kartą be valtės, tai va, į pirštai įsegė. Nieko, eisim, prasikepsim mesikę, užsidarykim savo masalus. Nu, tokiais masalais žvejoju. Kol kas mirtis alyvose. Nu ką, ugnelė jau prasikūreno, anglelės jau
jau pačios tos. Einam kažką tai. Pabandysim. Mėsą prasikepsim. Mūsų grotelės. Ne pirmos jaunystės, bet viskas čia gerai. Pasitraškinam mėsikę. Gal dar biškį česnaką padruoškim. Daug nereikia. O, kokie gabalai. Ne, greičiausiai čia 2 netilps. Gal tilps. O taip, kažkaip tai vieną. Antrą vėl nenoriu įsitepti rankų. O, gražu. Eisim kepti. O, vieną skylutę liko. Labą dieną. Einam, prasikepsim. O kol mėsytė kepa, mes eisim toliau žvejoti. Antiek geros avižos ir masalai iš Aviža Fishing, kad kimba ne vien tik žuvis, bet ir šakos. Jos irgi nori kartais pasimaitinti nuo dugno. Taip kartais būna gyvenime, kad ne vien tik žuvis kimba, bet ir šakelės visokios va. Dar su visais lapais sultingais. Odai puola jau belia kaip. Ateinam kepsnių pasižiūrėti. Kaip čia kepa. O, nuostabiai. Kvapas geras. Normaliai. Nu ką, dar keletą minučių. Pabaigsim čirškint. Ir eisim ragauti. Nes jau pietai. O mes alkani kaip šunis. Paspals, ko aš laukiu čia. Nu ką, prasikepė. O, ai! Taukai. Siaubas. Taip galima ir sudegti. Nu ką, susidėsim ant lėkštučių. Ir palauksim, kol pravės. Nenori paleisti. Dar vieną įmesim. Paskutinį pakepsim. O tie tegul viesta. Ir paskui eisim. Ragausim, kaip tas skonis. Čia tik vienas. Nu toks vargšas. Neliko jam poros, nes tą porelę iškepė. Padruskinkim da. Pamiršom druskelės pabirti. Virtuvė gamtoje. Kur dangtelis? Nėra dangtelė. Kaulas. Kaulas. Gal bus prakepę. O, neblogai. O čia kas? Čia su sūriu? Sirnai. Sirnai, barbekių. Marmekių. Prasukim, paragaukim. Nu. O čia su kuo? Man čilė. Oi, ne, ugnis. Galiu sudegti.
tas irgi toks šiaip sau. Jo. Tas skanus. Tu nežvenk. tą suėsim. Nereik nei duonas. Mačiau, kiniečiai be duonas viską valgo. Suėd kilogramą mėsos ir daržovės, kelius lapus suvalgot. Ir mes panašiai taip darom. Na, jūs pafilmuokit gamtą, o aš einu valgydams kur nors. Kad nieks nematytų, nes gali atimti netyčia. Ragausim dar gabalėlį. Pabandysim dabar sūrio padažas. Labai įdomus variantas. Pirmą kartą aš tokį matau. Nu, toks sūris. Kaip tos, kaip krenai kokie. Nu, kaip garstyčias. Bjauresnė nesu ragavęs daiktą. Fui. O čia koks kislo solotki. Gal nežinau, su kuo čia yra. Saldžiarūgštis padažas. Nuimkim mierką, paskui pažiūrėsim. Pasakysim, kokį galit pirkti, kuris tikrai skanus. Žiūrėk, kaip panašu, kaip kad būtų, žinai, tasai, kaip to pasakyti, slyvų uogienė. Nu, tas, nu, toks, irgi ne mano skonė, bet pakenčiamai. Čilė. Nu, nežinau, aš nelabai mėgstu aštriai. Blemba. Nulaižykim tą, užsidėkim tą. Fui. Kažin, ar aš tokį kasiu? Aštrus. Jau dabar liežuvį jėdu. Tai ne. Vis dėlto prieinu išvadas, kad barbekiu tai pats geriausias man iš jų. Tas aštrus, tai kam aštriai patinka, tai be problemų, o tas sūris tai iš vis čia kažkoks nesąmonė. Nu, tas irgi man panašus į slyvų padažą kažkokį tai. Man kažkaip nesiderina. Tai numalšinkim tą tokį visą neskanų skonį. Kas galvoja, kad mes alkoholį geriam, tai mes geriam tik nealkoholinį alų. Ačiū švyturiui. Vienu mauku, kai kaliau į skardinę tuščią, galėtų būti po litrą jos. Tai vat, kas valgot pietus, tai skanaus. O mes šiandien žvejoti toliau nusidedam akinius, kad saulė neblizgintų. Viso gero. Jo, sugalvojau dar vieną variantą čia ant tos pačios ugnies pasirūkyti. Gal pasikepti. Turim tokių vienų daikčiukų nusipirkę, kurių mes dar nerodėm. Pasidarysiu tokį iešmelį. Susiversiu. Pabandysim pasirūkyti, mes dar čia juos pasikepti, taip sakant, ant dūmelio. Pažiūrėsim, koks tas skonis.
Kažkaip smagiau yra, kai ant tokia iešma. Pats pasidarai, o ne metalinį nusiperki. Peilis aštrus, svarbu neįsipjauti. Tai va, veriu dar vieną iešmelį tokį. Alkono, čia vadinasi alkono pusryčiai. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Dar ugnis nebloga. O, toks. Kinietiški pusryčiai. Pabandysim juos čia pačirškint biškį. Pažiūrėsim, koks skonis bus. Paberkim mūsų tradicinio. O, paskui paragausim. Kaip čia viskas bus. Atrodo skaniai. Kaip ant natūralios gamtos. Toks pakepimėlis. Būtų laužas, tai galėtum įsmeigti laikyti, va tai pasukti, bet dabar sausa visur belia kaip. Laužo čia nepasikursi, gali mišką užkurti. Taukų nėra, nieks nevaro. Ne kažką. Bet užšati dūmo kvapo įgavo. Kas nedirba, tas valgo. O kas dirba, tam ir kada pavalgyti. Geras skonis. Gal barbekiu reikia užsidėti. Gal bus dar geriau. Nu iš vis nuostabus patiekalas. Kaip per šūriką, nuo katros pusės pradėti kramtyti. Daug geriau. Daug geriau. Prisivalgysiu turbūt savaitę, paskui nenorėsiu valgyti. Nu ką. Kaip ir viskas. Svaguniuką dar užkasim ir eisim žvejoti. Nes toks jausmas, kad mes čia pavalgyti atvažiavom. Pasirodo, aš toks alkanas, kad galiu viską suėsti. O, blemba. Kažkas tai kimb. Reikia trauktis. Nei taip. Kažką tai turim. Jeigu, paaišku, žinoma, pavyks ištraukti. Aha. Jo. Nu į pavargom, blemba, kol sumedžiojam tokį žvėrį. Eina savo. Nu nemaža žuvis. Susigundė kažkokiu žaliu boiliuku. Nu ką, iškabinsim, eisim, bandysim doruoti. Į pačią apatinę lūpą gavo. Neblogai čia visai. Nors kartą gyvenime. Pavargau tai belia kaip. Nu ką, padėsim meškerės, eisim doruosim. Bandysim įsikepti ar parūkyti. Nu, nežinau, kas gausis. Nu ką, vidurėlius jau nuskerdėm. Gražiai mėsytę, va tokia.
Nenorėjom čia rodyti prie visų, kaip mes čia, kaip skirdikai kokie. Dabar nupjausim makaulę. Įpa prismožinsim. Paliksim kokį pusę valandas. Kai jinai biškai pastovėtų, o paskui pabandysim kažką padaryti iš jos. O, nem. Geras čiupoks. Dantukai irgi tokie neblogi. Nu, tokia panaši piranija. Nedaug dievė. Pirštą, o taip, paukštį nukand. Labą dieną. Labą dieną. Gerai, užtenktų cirkų. Čia mes nesicirkint atvažiavom. Pjaunam dar kitaip. O, man atrodo, reikia papjaustyti biškį šonų. Taip. Kad prieskonėliai susigertų. Svarbu nesipjauti, neįsipjauti pirštą. Antrą pusikę. Kai supjaustai kažkaip tai greičiau sutrokšti. Dar vieną įpjovimą. Čia uodegą irgi, man atrodo, galim nurišti. Čia nereikalinga. Tai kažkaip tai taip. Paskui galėsim ragauti. Kas čia gavos iš mūsų. Bet kad tokia žuvis užkips, tai eina savo, aš net nepatikėjau. Negalvojau, kad ežere tokių žuvies yra gyvenime. Nu ką, pasipjaukime. Citrinikės. Citrina čia reikalinga. Vieną pusę, antrą pusę. Viešpatė, apsaugok. O, tai kaip bėg, kiek sveikatas įsivaizduoji. Užtenka. Kažkaip pasivalom rankykės. Taip lengvai, greitai. Skubam, bėgam, lekiam. Antra. Taip, man rodos, kad vegetos nereikės. Žiūrėsim, kas čia gausis. Mes čia darom viską ant smūgio. Neturim laiko laukti. Mėsą kažkur išgaravo pilvę. Tai reikia žuvį suvalgyti. Nu, dar citrinikas paspauskim. Su visais kauliukais. Turėtų būti gerai visai. O, žiūrėk, plaukia. Tiesiog plaukia viskas. Čia, man atrodo, dėl minkštesnios mėsikės išgręžiam. Nu, išgręžiam. Vegetas net nereikia. Mano nuomonė tokia. Papjaukim biškį paprikikės. Taip, tokiais grįžiniukais. Kaip ten sako, dėl bendro grožio. Papriką tai galiu valgyti kaip obuolį. Kiekvieną dieną po kilogramą. O, švis. Eina savo. Galėčiau dirbti šef-poveru.
pasaka. Mokinkitės, studentai. Dabar įkišim į maišą. Lavonmaišį tokį turim. Pusę valandos, kad pasiprieskoniuotų, o paskui jau čia užsimsim kitais reikalais. Nu, kur tas gedulingas maršas? Vienas gabalėlis, antras. Ačiū. Nu ką, dabar paliksim pusę valandos pastovėti, kad biškį pasiprieskoniuotų, o paskui eisim kažką tai gaminsim. Nu ką, bersim medžią anglikės, specialias rūkimui. O, jau mes čia pakaitinom, kad viskas būtų greičiau. Man atrodo, tiek užteks. Daugmaž tai biškį praslaidom. Mūsų žuvelė jau pasiprieskaniavo. Traukiam iš maišo. Dedam į savo rūkyklėlę. Turėtų tilpti nelabai, kaip nors. Man atrodo, vieną parūkysim, antrą gal kada vėliau. Nes tokį storulį pagavom, netelpa. Storulis netelpa. Uždaryt problemą. Nešam ant parūkimo. Nu va, lauksim, kol pasirūkys. O mes eisim toliau žvejoti. Paprikas valgau kaip obuolius. Skanaus. Eikim žvejoti, kol čia išsirūkys. Tai tą čia neaišku, kiek laiką praeis. Įmam meškerę ir šaudam į priekį. Bėga zuikis takeliu, o aplinkui vien grybai. Grįžtam savo žedrebiu. Kažkaip nekimba šiandieną, gal rado žvejų. Sakė, irgi niekas nekimba. Pažiūrėsim, kaip mūsų žuvis, kas čia su ja darosi, kaip jin čia kepa. Palikau aš ją. Prikepė. Prisvilo. Pažiūrėkim, kaip mūsų žuvis kepa. O, neblogai visai. Ar jin čia kepa, ar jin čia verda, tai neaišku. Bet galbūt kažkas gausis. Nu ką, lauksim rezultatų. O kol lauksim rezultatų, eisim toliau bandyti žvejoti. Nors niekas nekimba, va vieną meitelį pagavom, o daugiau jokio veiksmo aš nematau. Nu ką, man atrodo, išsirūkė mūsų žuvelė. Turėtų būti visai neblogai. Einam, pasidėsim ant lentelės. Bandysime ją čia pasiragauti. Oi, kaip tas skonis. Nusimkim akinius, nes nieko nematau. Gali neblogai. Ką? Nusilupkim biškį tą skūrą. O, va. Neblogai.
Kaip ta pati žuvis. Žuvis gera. Biškai gal dumblą atsiduot, bet nesvarbu. Šakutė medinė, nieko negaliu padaryti. O. Gražiai iškepus mėsikę. Rekomenduoju atvažiuoti, pasigaudyti, pažvėjuoti. O, įsikepė visą žuvį. Kokios problemos? Nereikite parduotuvę. Prie vietos pasigavai, suvalgiai šviežią žuvelę. Tikrai gera. Aš viską valgau be duonos. Duona yra silpniem. Stiprus žmogus turi valgyti viską be duonos. Organizmui sveikiau. Tas batoms nieko gera. Nu va. Gerai. Tai kas pietaujat skanaus, o mes jau savo žvejybą baigsim. Kam patiko šis video, spaudžiam didelį laiką, nepagailėkit. Jums tai nieko nekainuoja, o mums tai labai malonu. Parašykit komentarą. Paprenumeruokit mūsų kanalą. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki visiems.